Nu va, vakaras išgyventas. Skanaus. Pas mumis biškį oras pradeda įsijautinti. Na, jiem tai čia kasdienybė. Galim patikrinti, kiek čia liko mums važiuoti, kur mes esame. Jau beveik atvažiavom. Minučių netrūksta viskas. Labas rytas. Kaip išsimiegojom? Biškį vėjas pučia. O ne to ne? Aidės reikėt maudyti čia. Čia labai daug visko yra iš tikrųjų. Tipo quiet area and water treatment, retreat spa. Could you please type your first and second name? Who made the booking? Kamilė, prieš kamerą tu nesikeik. Einu į vandenį greičiau. Ai, kaip gera dabar. Ką tokia kursė Jo, tau tai labai gerai. Eik, nu. Mes žinome, ką mes gersime. Mes gersime alų. Nu, gėrimus ruošia gėrimukus. Sparkling wine. Cheers. Ką? Labą dieną. Labą dieną. Čia yra dar kaip šalta. Čia yra silikoninis tepalas. Kaukė silikoninė. Silika. Silika, ne? Ne silikonas. Koks Silika, ne? silikonas. Silikono prisivarėm. Jaučiu kaip jaunėjų, žinokit, visos raukšlės prapuldinėja, katu. Atjaunėsiu 10 metų. Aš net nejaunėsiu, kad man įlįsta. Vėjas, tai čia, ta prasme, bandom eit atgal. Valiuko. Na, mes šiandien turime rykliuką, tą, kurį ieškojame. Hakarl. Hakarl. O viešpatė, kaip silkutė. O jis minkštas. Šminkštas? Kas čia per skonis? O viešpatė. Eik tu nafik. Aš Kažką primena. Taip, va. Kažkokia kaip kažkokios vaistus, chemikalus, kažkokios, nežinau. Kažkokia. Ona. Acetoną? Jo, kaip plaukus dažo. Taip. Ne, ačiū. Nu, kaip Kamilė šampanėlis? Geras, kalėdiškai. Nu, tyrinėjimas aplink Islandijos miestą dar vis tęsiasi. Šalta šiandien. Šalta pūga. Vėja, tai būtų labai gerai, bet toks jau čia, kad čia net buvo sustoję neskraidė lėktuvai iš ryto. Jo. Sustabdė visus skrydžius. Sakė, kartais būna tokios pūgos stiprios užeina, kad lėktuvai, kurie nusileidžia,
Durų nesugeba atsidaryti. Tai sakė, vienas iš Amerikos įskrido 12 valandų stovėjo nusileidęs, kad kol išleistų žmonės. Jo. Va, turim Icelandic street food. Ai, čia vėl tas. Vis bandom surasti restoraną, kur pavalgyti. Nu, gal net pažiūrėt, bet čia tik tipo rašė, nu, žiūrėjau, tik sriuboja. Kamilė? Na, boka. Tai va, atsisėdom lemšenką suvalgyti. 40 eurų. Beveik. Beveik 40 eurų. Alus 12 eurų. O aš Vanduo už dyką. Vanduo už dyką. Pala, gal dar skaičiuos. Vanduo už dyką. Cheers. Aš laukiu savo, bet tikriausiai sako, tu pavalgys mergaitė jau gana. Nu va, Kamilės, kaip čia? Mešfiš. Tipo bulvių košė su žuvim. Čia jų nacionalinis. Viskas, kažkoks, jo, čia nacionalinis, Bet čia palabiškai galim- Malta viskas. Pasum. Kiek kainavo to? Manau, ne taip brangiai, manau, gal 30. 30 eurų. Tai va, 30-40. Nu, pavalgėm. Skaniai labai pavalgėm. Žiauriai skaniai pavalgėm. Žiūrėk, kaip geltona, šiandien nebe tokia, kai aš Nebepikta. Kai aš nebeteinu, tai jinai jau gražiai šviečia. Sumokėjom 14 000. Tai Čia nesąmoninga. Ten tokia buvo, žinau, duonas ir tipo jau nacionalinis maistas. Silkė ant viršaus uždėta, ant duonos lašiša, nu tai mes kitokią duoną turim namie, tai čia mums nieko. Tokio, kad ir tokia kaina 30 eurų. nu, sumuštinukas. Silkė ant juodos donos. Zdarova, kem eurų, bam. Biški islandietišką architektūrą parodysiu. O tokie va nameliokai visur. Žiemoje norėčiau kitais metais kalėdą sutikti karštame paplūdime. Po palmę kur nors. O, kur karšta. Po palmytę kažkur tai Meksikoje, kur nekainuoja sumuštinai 40 eurų. Tas alaus nekainuoja 12 eurų. Nu, Aš šalta, kai nežinau. dabar šiuo metu mes turime -2. Minus Šiaip 2. Tik -10. -2, o jaučiasi kaip -10. Sakyčiau, kaip -20 jaučiasi. Nesveikai, nu nesveikas vyras. Einam mašina? Nu, ėjom. Golden Circle, you will be switched over to a different. We only have about 380 cars. But yeah, from those 380,000 people, actually 2/3 of us are living here in the capital area. And basically, eventually, the top of the mountain. Kur mes esam? Kažkokiuose laukuose. Nesuprasi. Nieko filmuoja aš. Atėjom pažiūrėti į juodąją pragaro skylę, iš kur lava bėga. Aš vadinu kaip nors, čia mano filmas ne tavo, prašau netrukdyti. O čia visi eina, žiūri, ten lava kartais išbėga, galėtų dabar, nes labai šalta, gal pašildytų. Ir radome aviną kalnų. Rengiasi. Bėga vėl kalnas, čia turėjome tik 15 minučių, o jie turėjo kažkas krenta. Sakė, kaip pingvinam reikia vaikščioti, nes labai slidu. Liepia grandinę susidėti, kas turi, bet mes neturime, nes bėgame atgal, kur šilta į autobusą. If we're talking real quick about the definition, what is at all an active volcano? 32 aktyvus vulkanas turi. This is actually something that not all scientists 100% agree on the definition. One thing pretty much all of them would say is that a volcano needs to have a recent history of volcanic eruptions in order to
about the last 10,000 years. There are also a couple of scientists that would add facts like there needs to be seismic activity going on, earthquakes, gas emission and so on. Atvažiavom į natūralų lagūną. Va čia po žemė lava šildo. Mes va čia plaukasim kažkur. Jo, labai šilta. Einam pasivaikščiot? Čia labai gerai. Kaip pas jis kas nors maudėsi prieš? Kada? Prieš. Nu sako, čia reikia tik išsimaudyti prieš ateinant. Jo. Bet reikia nogam, sakė. Pas jis visi pažiūrėjo, čia dušai yra atviri. Ne, nusipraustas Jie sakė nogam, nusimti maudimuką. Ja. Šiaip tai žiauriai fainai. Fainesnis negu tas iš tikrųjų, tik tai gal ten tas vanduo prikolnesnis. Nu, matai, čia Tas Blue Lagoon, o čia Secret Lagoon. Čia kaip sakai, yra natūralus. Čia yra 100% natūralus. Čia sakė net neiti kažkur tai ten toliau, Nes bus virš 100 nes jo virš 100 laipsnių verdantis vanduo. Tai tik tai, kur žmonės šiaip nieks nemanau, kad varo labai tik tai vat... Jo, pabandysim pabūt drąsus ir išlipti šito karšto labai vandens ir eit nuogi per sniegą. Dai. La. Minusinė, ne? -1. Biški reikia laikų susirinkti video. Šitas vanduo yra nuo 80 iki 100 laipsnių karščio. Čia va kartais geizeriai sproginėja ir čia ledas. Kaip... Da, einam, Kamilė. Mes galim. Per sniegą, blėt, basina. Ne, nepraeisim, Kamilė, nepraeisim. No, not for me. Kamilė, tai einam. Reikia vandenuką atgal. O, dabar kai pradės gelt. Eina savo. Neišėjo biškai mum, feilas čia buvo geras. Kur toliau trauksim? Kažkur sakė Golden Circle, bet... Golden Circle. Aš kaip įsivaizduoju, čia bus kaip Ringo Kerry. Circle. Ir mes tęsime savo kelionę toliau. Gražiai atrodo. Kur mes dabar važiuosim? Gražiai atrodo. Super atrodai, Shakira. Važiuosim kažkur link Golden Circle. Kainos suaugusiam 3600. Čia šiam eurą. Pasim paskutinį kartą. Saldainiukas. Čia galimai? Taip. O, galim šį kartą peiti. Tai, žinai, kur aš vienos plaukus, nes tie tai yra 2 ir buvo užimti. Žiūrėjau, labai geras pučia Dysonas rankom, tai aš tik šmukšt galvą ten. Labai gerai prapučia mašina. Va, iš karto perspėja 100 laipsnių. Va šitos. Smirda, karočią, su pūsiais kiaušiniais. Japoniukas vos nenukrito. Būtų išvirtas ryžius. Arba fried rice. Atvažiavom į geizerių parką. Nusileidom čia, gyvenam čia, esam dabar čia. Nu, kiek apkeliavom. Sakė, būna vienas paskui kitą jisai kartais. Ten žmonės laipiojo gali. Čia visur va vaikštiniai savo. Vairuotojas užstrigo. Užklimpo, užstrigo. Aš negaliu atgal pavažiuoti. Jau. Kur dabar atvarėm, Kamilė? Kur mes čia atvarėm prie krioklio?
vandens, sniego motociklas. Kiek šitą ekskursiją kainavo? Gal po 100, nežinau. Reikia foją rasti. Viskas balta, kur dairais. Islandija yra ant dviejų plaštakų, kurios skiriasi, tai Amerikos plaštaka ir Eurazijos plaštaka. Ir jos tolėja viens nuo kito 2 centimetrus per metus. Dėl to čia Islandija pilna visokiausių lavos įsiveržimų, žemės drebėjimų ir panašiai. Jau biški geologinė pamokėlė. Išmokai ką nors? Jo. Žiūrėk, bus diktantas. Bus diktantas. Taip. Klausimynas. Kaip matot, čia biški oro sąlygos gali labai ekstremalios pasidaryti labai greitai. Bet islandiečiai, nedurni, jie turų neatšaukia. Jie tiesiog tokius autobusus turi. Ta prasme... Ratų dydis, čia turbūt nežinau. Klema. Suklapsiu pirštinės. Monstriukai visiški. Geras. Nu ką, mūsų kaip ir turas pasibaigė. Dabar, man atrodo, važiuosim atgal į namų. Reikės pro bariukus prasinešti vėl. Pasirodo dar ne ekskursijos pabaiga. Dabar važiuojam į kažkokį parką, ne? Nacionalinį parką. Balta. Last time was in 1798. So you can imagine how many important decisions. Snow filled now somewhat. So a few years ago this was actually a gravel path that we walked on. And we found all of a sudden a hole in that gravel path that was about this size. And we said like, okay, let's see what that is about. We started digging. And this opened up underneath. So this is a very common scenario for this rift zone areas, that we have these big cracks just opening up. And sometimes I handed around, no worries. Yeah, so it actually splits here. So that's why I was telling you about this microtectonic plate here in between. So that's technically the edge that we saw here. So the actual Eurasian tectonic plate is the gray area over here. Actual North American tectonic plate, the gray area over here. So we're now down here. You see also the triangles, they are all the volcanoes. You see how they are perfectly on those lines. So they are the cap fillers, but I'll hand it around. These cracks opened up. And generally here in Iceland, all of our buildings, they have to be constructed in a way that they can withstand a minimum of a 7.0 earthquake. Most of the buildings are built in fact even better.
But you know, withstanding an earthquake is one thing, but if you have a 2-meter wide crack opening up underneath your house, yeah, it's not too much you can do about that. Nu, va, parodyt noriu meniu. Fin whale, puffin. Čia salmon, tai viskas aišku su salmon. Lobsteris, lamb. Va, grilled fin whale. Nice. Cheers. Šiandienos misija atlikta. Grįžom iš kelionių, iš kalnų, iš vulkanų. Nekreipkite, kad aš esu vėlas, bet neturėjau šepečio palaukūną, kaip pasišiko ant laukų, tai... Tai jo. Čia yra mano naujas look. Dabar galim švęsti. Mes tūsą toliau tęsam. Staparika, ne? Staparikas Loki vodkos. Čia vietinis brandas. Štuka 600, išvertus 11 eurų. Ir taip viskas praktiškai taip pat. 30 ml. Va, nu va, atėjo maistas. Čia yra finas. Kaip čia yra? Čia tas paukštukas kažkoks. Čia tas jotas jų vietinis puffinas. Nu, einam ragauti. Pirmą kartą ragauju banginį. Skonis kai jautienos. Kaip lašiša kamilė? Fina. Nu, kask ir ten, žinai, daryk kaip ten reikia. Labai gera duona, wow. Na ir viskas. Pas mumis palauk nėra. Kiek užtrukom? 5 minutės? Nu, gal 7. Ar taip skaniai, nežinau. Čia vienas iš geriausių vietų, kur esu valgęs. Ir mūsų sąskaita 13,250. Kiek yra? 13,2, ne? Tai yra 90 eurai, apvalinus. 90 eurų, tai mes pigiai labai pavalgėm. Eiktų kaip nemokamai, 3 gabaliukai vailzo, vienas toks mažiukas to ir to. Lyglio to banginio normaliai buvo. Nu, bet... Nu, nesvarbu, keliavom toliau. Matai, toks tas ir to, kaip sakė, ja. Cool. Nu, kur dabar einam? Žiūrėk, kiek čia žmonių laukia iš šitą restoraniuką. Rekomenduoju visiems šitą restoraną, nueit labai geras. Einam pas dubliniriečius. Tai jau geras telė ir namo, iš pakeliui. Nu, gerai. Ne, taigi mes sakėm, kad norim nueiti į tą, kur valgėme Elnio burgerį. Ne, bet ten nelabai trobelė. O, na mes grįžtam į savo namus. Visur gerai, bet namuose geriausia, kaip sakoma. Tu Kamilė, aišku, troleibuse gimus. Turbūt niekas nenustebo, ką aš pasirinkau. Bam. Stebino. Jau nepamatysiu čia Ginesą. Nu, žinokit, užskaitau šitą bariuką. Ginesas 10 balų. Ne. Kamilė, žinokit, yra labai biški nepatenkinta, dėl to, kad negavo gert. Neturėjo karšto vyno. Va, puffinas beje. Tai gali parodyti mane. Mes šiandieną valgėme, kaip minėjau, banginio finą. Ir va, puffiną ir šitą vargšą paukštuką suvalgėm. Labai skanus buvo. Kurgi čia mumis vėjas dabar nupūs? Va, atėjom. Na, susiradom amerikonų draugų. Gal vizas duos?
full choir. So, how many guys are in here? Yeah! Five guys. How many gentlemen? That's my favorite bunker dress. Never any gentlemen. Labas rytas, labas rytas. Ar pachmielas padarytas?